O kartais pasauly yra taip, kad nugali blogis. Ir žmonės vežami į Sibirą vagonais, ir žmonės stumiami į dujų kameras, ir ir kažkada, kai tik karas dar tiktai, man atrodo, 14 metais, kai jis tik prasidėjo, kažkaip šnekėjau, nu va, čia ne 38 metai, mes matom, kad čia ir 38 metai, ir viduramžiai, ir kokie tik nori. Patys, jeigu žiūrim į tuos karinius nusikaltimus, kuriuos Rusija atlieka, daro Ukrainai, tai čia yra patys baisiausi laikai vėl sugrįžę. Ir ir man atrodo, tarpukaryje Lietuvoj buvo žmonių, nežinau, ar juos ten liberalais reikia vadint, ir Pakštas, ir man atrodo, Galvanauskas, kurie suprato beviltišką mažesnių šalių padėtį ir jie visiškai vaikščiodami, eidami pas valstybės prezidentą Smetoną ar premjerą ar kitur, jie neturėjo iliuzijų, kad galima apsiginti. Pakštas apskritai kūrė alternatyvios Lietuvos viziją tiesiog išvežti. O kartais pasauly yra taip, kad nugali blogis. Ir žmonės vežami į Sibirą vagonais, ir žmonės stumiami į dujų kameras, ir kažkada, kai tik